konkrečiai, kad vienas būtų, gal nėra tokio, bet, sakykime, įdomu stebėti aplamai aukšto lygio vartininkus, iš kurių gali pasimokyti, galbūt galėčiau išskirti asmeniškai du, tai Neuerį ir Degėją. Istorija taip paprasta iš tikrųjų, vaikus surinko grupę, ant linijos išreikiavo visus ir tu aukščiausias, gerai, kad atsistos į vartus pabandysi. Tai taip po truputį ir tuose vartuose ir užsibuvau. Čia šitoj prie pietų 4, kur ir pradedam ir apšilimą visada darom ir fanai tenai būna kažkaip visada tenai gal toks ne kaip prietaras, ne kaip kas, bet toj pusėje geriau pradėti. Nežinau, man kai vaikui tai nebuvo kažkokio ten skirtumo, ten svarbu žaist buvo, ten tas kamuolys ir lakstai paskui tą kamuolį visur, dar po tos treniruotės grįžęs dar reikėjo man eini pažaist. Jeigu visur užtekdavo, iš tikrųjų ten ne prioritetas būdavo ar ten puolime, ar ten vartuose. Tiesiog kaip vaikui, tai tiesiog, kad pažaist, pabūt su kamuoliu kažkur su draugais. Labiausiai įsimenančios tai visos, kurios būna Europoje su Žalgiriu. Labiau tokios, kur daugiau ir žmonių ateina, kad ir toj pačioj Malmė ir spaudimas iš varžovų didelis būna toj pačioj Poznanėj, kaip žaidėm, kur ir spaudimas iš tribūnų ir iš varžovų komandų didelis. Žodžiu, tie gal iš tikrųjų nusakau, paėmus taip visos tos varžybos Europoje jau jos skiriasi viskuo nuo lygos, emocijom viskuo, žodžiu, ir jos palieka tokį didžiausią įspūdį. Aš iš tikrųjų nežinau, ar aš jau ir dabar esu atsikratęs, aš asmeniškai, kai bendrauju su kitais, aš jo nejaučiu, aš nežinau, kaip kitiem atrodo, bet nieks kažkokių didelių replikėlių nemėto, visi tokie tolerantiški, nepila druskos ant žaizdos, tai nežinau, gal ir kažkiek atsikračiau, bet nemanau, kad iki galo. Ne, kol kas tokio incidento dar per varžybas nebuvo iš tikrųjų. Čia nelabai įsivaizduoju, kur reikėtų bėgti LFF stadione, kur slėptis, taip reikia. Po apšilimo dar jaučiu, jau kažkas spaudžia, dar nueinu į tualetą, o varžybų metu kažkaip tvarkingai viskas praeina. Tas neblogas klausimas, iš tikrųjų seniai bandęs, labai seniai bandęs, nežinau, bent jau lanką gal dar pasiekčiau ar įdėti, tai nežinau, reikia pabandyti, kada reikės, kur susirašė Vilniui kokią lentą. Ritualų ar kažko konkrečiai nėra pas mane, iš tikrųjų aš kažko labai neišsigalvoju, viskas paprasta pas mane. Užsidėjai ir eini žaist, svarbu išplautos, tvarkingai būtų šiek tiek gal net ir drėgnos, neperdžiūvusios ir eini žaist. Oi, prieš rungtynes, tai ne, mes iš tikrųjų Žalgirį tai visada renkamės varžybų dieną į viešbutį ir tas maistas visada mums pateikiamas toks, koks turi būti, net kažkaip tokių minčių, valgyti kebabą ir važiuoti į varžybas, tai čia būtų pačiam pats savo apsisunkinčiau viską labai ir toks labai keistas požiūris, man atrodo, kad į pačias varžybas, į viską, kad su kebabu rankoje į varžybas važiuoti, tai čia jau nežinau. Tai mokykloje pradėjo augti kažkas ir palaipsniui ir užaugo su metais, vis auga ir užauga. Nieko stengiuosi nesimaišyti komandos draugam. Iš tikrųjų tai taip, kaip bebūtų koncentraciją reikia išlaikyti ir varžybos yra varžybos, nesvarbu koks varžovas ar ten varžybų jėga, taip kartais būna tokių rungtynių, kad iš vis nepramuša į vartus, bet vis tiek turi laukti, tikėtis, kad gali ir 89 minutės nieko nesulauk, bet 90 gali tas vienintelis momentas ir būti ir turi to laukti ir būtent pasiruošęs. Yra buvę kartų, kad šaldavo galūnės, aišku, čia nuo oro sąlygo viskas priklauso. Nebent vaikystėje. Būdavo ten kartais, žinot, kai vaikai. O dabar tai ne, tokių minčių ne, kaip ir nėra ir nelabai įsivaizduoju dabar savęs šiai dienai kitoj srity. Esu tokio amžiaus, kad kaip vartininkas dar tikrai nesu gal net ir savo pikę, kaip pasakyti, taip, kad galvoju, kad kas tai liečia, tikrai nesu 100% pasiekęs visų savo galimybių ir tobulėti visada yra kur. Čia tuo tikrai net nebejoju, kad tobulėjimų ribų nėra. Tai kaip čia dviračio neišrasiu, aišku, prieš geriausius Ronaldo, Messi, įdomu tokias būtų. Pabandyti save, kaip ten jie
mane patikrintų. Ne, tai čia alaus, tai čia nieks nenešioja ir nestato. Nu, tiesiog, paliekoja, kaip kas visi siekiam vieno tikslo, o tos klaidos neišvengiamos. Visi kažkur kažkas padaro tų klaidų ir tiek, nereikia ir nestaugi, nesu aš čia iš tų vartinikų ir mano tas charakteris netoks, kad aš ten bėgiočiau ir norėčiau nutraukti galvą ten kažkam. Į tokį klausimą tai galiu atsakyti taip, kad pas mane net sapnuose tokių dalykų nebūna, nes Lietuvoje nacionaliniam stadione Čempionų lygos finalas, tai čia tokia įdomi idėja. Kas tada būtų, nežinau, žinok, neturiu atsakymo. Ačiū Mariau už originaliausią klausimą, tau atitenka 2 kvietimai į rungtynes su Šiauliais.